Labą dieną, džiaugiamės galėdami po pertraukos ir vėl su jumis pasisveikinti. Kviečiame žiūrėti pirmąją šio sezono Ignalinos televizijos laidą Savaitė. Praėjusių šeštadienį ir sekmadienį Ignalinoje vyko vaikų ir jaunimo teatrų festivalis Bildučiai, sukvietęs teatrus iš visos Lietuvos, žiūrovams dovanojęs smagių akimirkų bei prasmingą savaitgalį. Pamėgtas ir laukiamas jau tapęs tradicinių vaikų ir jaunimo teatrų festivalis Ignalinoje įvyko 16 kartą. Jo atidarymo ceremonijos pradžią kaip ir kasmet paskelbė linksma Bildučių daina. Sveiki visi, dideli ir mažučiai, į šventę mūsų kvietė vėliai Bildučiai! Tad te šildo Ignalina ir šį rudenį, linksma, didelė ir teatrinė, mūsų bildutiška šeima. Po metų pertraukos į Ignaliną sugrįžusiems bildučiams ir jų draugams linkėta lūkesčių išsipildymo, geros nuotaikos, įdomiai praleisti laiką Ignalinoje. Festivalio dalyvius Teatrą Iki bei jo vadovę, festivalio iniciatorę Jolantą Narbutaitienę pasveikino Ignalinos rajono gimnazijos direktorė Birutė Smalienė. Rajono meras Bronis Ropė pasidžiaugė gausių festivalio dalyvių pulku, visiems linkėjo smagiai pabuvus Ignalinoje į namus parsinešti daug gerų įspūdžių. Iš tikrųjų labai šaunu ir gražu, kad gimęs ir užaugęs šis festivalis į labai rimtą regioninį, net sakyčiau, nacionalinį renginį ir tarptautinį, kadangi dalyvauna ar tai vienais metais iš kaimynės Baltarusijos, ar kitais metais iš Lenkijos, ar iš kitų vietovių teatrai, tikrai labai šaunu ir gera. Ir tas, kas vyksta ten jau antrą savaitę Norfoj, neprilygstamai, kas vyks šiandien kelias dienas. Tai tikrai labai džiugu, kad turim pakankamai daug rėmėjų, nes šitais laikais, suprantama, mums vieniems valdžiai viską užtikrinti būtų tikrai turbūt sunku, bet aš labai džiaugiuosi, kad iš įvairių kitų galimybių, iš mūsų vadovų, jų veiklos, jų gebėjimų organizuotis ir ieškotis, susitelkti su rėmėjais ir su fondais. Manau, kad tikrai bus puikiai organizuotas renginys ir 16 bus neblogesnis už visus tuos, kurie buvo prieš tai 15. Nuo pirmų pasirodymo akimirkų žiūrovų žvilgsnius kaustė kultūros centro scena, kurioje judesių, muzika ir žodžiais buvo atpasakojamos dramatiškos istorijos, legendos, pasakos. Festivalyje vaidino teatrai iš Joniškio, Alytaus, Vilniaus, Plungės, Klaipėdos, Ukmergės, Šiaulių. Į festivalį atvykę Rokiškėnai Rokiškio jaunimo teatras Ignalinoje vaidino pirmą kartą. Po ilgesnės pertraukos Ignalinoje vėl viešėjo ir vaidino teatras iš Minsko. Šiemet 2010 Bildučiai jau kaip ir su pasu, 16 metų mums sukako ir mes šiaip jau žiūrim patys augam ir daugiau spektaklių daugėja būtent vyresniai amžiaus grupiai, tai yra jaunimui, gal kad patys užaugom, gal Bildučiam 16, bet tikiuosi, kad nepaleisim ir mažųjų be spektaklių, bus ką pasižiūrėti ir mažiem, ir dideliem. Šiemet turim 12 spektaklių, įvairiausių, nuo pasakų, legendų, iki tikrai sunkių psichologinių dramų, nuo klaunados iki improvizacijų šou. Žodžiu, turėsim visą didžiulį spektrą smagių, gražių spektaklių ir koncertą teatriuko, kurį dovanojam savo žiūrovam ir būtent šventės dalyviam. Tikrai norim, kad visą laiką pas mus skambėtų ir gera, gyva muzika, prie kurios norim labai pripratinti savo žiūrovą. Be abejo, labai laukime pačių ignaliniečių pasirodymo. Šį kartą jie prisistatys iš naujo ar tęs savo anksčiau gvildentas temas? Pas mus jau tokia tendencija. Jeigu mes vienais metais su vyresniaisiais pastatom komediją, tai kitais metais būtinai seka kažkokia drama. Šiemet mes su vaikais, kurie jau vaidina 11 metus teatre, auginuosi nuo 1 klasės, būtent 11-okai, jų grupė pasitelkė buvusi gimnazistą Eimantą Ramanauską, kuris sugrįžo į Ignaliną. Pasistatėme pjesę, kuri iš tikrųjų labai aktuali, bet labai sunki. Todėl kviečiame į spektaklį ir kvietėme į spektaklį būtent tos mąstantį žiūrovą, nes spektaklis ne pramoga, jame reikia daug dirbti, norint jį suprasti.
Kviečiu ateiti, pasižiūrėti, mes jį dar rodysim. Pertraukų metu visus linksmino šaunūs Ignalinos kolektyvai. Ansamblis Pumpurėliai, pramoginių šokių grupės Viva Mamba, breiko grupė Lauzy Crow. Šiltai buvo suteiktas aktorių trio teatriuko pasirodymas. Išsiskyrę su Bildučiais, mes atsisveikiname neilgam. Bus galimybė sugrįžti dar čia į Ignaliną, dar šiemet. Taip, man ir pačiai yra labai smagu pasakyti visiems, kad šiemet rašėme projektą su kultūros centru į kultūros rėmimo fondą ir laimėjome pinigėlius projektui Teatras visiems, mažiem ir dideliem. Nes tie jau, kurie metai iš metų ateina į Bildučius, skaičiuokime 16 metų Bildučiam, jie jau turėtų būti, jeigu 15 atėjo 30 mečiai, kurie turi savo vaikų, į Bildučius atveda, o patiems tarytum nelabai yra ką pasižiūrėti. Todėl nusprendėm, kad tikrai reikia atgaivinti seniau turėtą festivalį, Kaimynų teatrų šventę, kurią iki 2000 metų mes turėjome Ignalinoje, kas 2 metus rengėme. Gavome pinigėlių ir šiemet, lapkričio 27 dieną, visus suaugusius, visus vyresnio amžiaus žmonės kviečiu pasižiūrėti jiems skirtų spektaklių. Turėsim visą spektrą gražių, lietuviškų ir ne tik lietuviškų spektaklių. Atvažiuoja uteniškiai, atvažiuoja skapiškėnai, viešintiškiai, tai jie ir klojimo teatro tradicijas betęsiantis ir šiaip, tokį daugiau, psichologinį teatrą propaguojantis įvairiausių spektaklių spektrą. Tai bus vienos dienos festivalis, kviečiu visus į Kaimynų teatrų šventę, nors kalbu per Bildučius. Smagu, susitiksime dar kartą. O dabar dar norėtume pasidžiaugti šiuo Bildučiu, kuris iškeliaus kartu su dalyviais po visą Lietuvą. Taip, šiemet vėl pasiuvome smagius, gražius žaisliukus, kurie tikrai primins mūsų festivalį, kurio kišeniai tilps labai daug malonių įspūdžių ir dar čia galima jau prisikaišėti su užrašu Bildučiai 2010, į kurį pasižiūrėjus tikrai šypsena pati plačiai nušvinta pas kiekvieną žmogų, ar vaiką, ar suaugusį. Tai va, už šitos žaisliukus, žinoma, dėkojam savo rėmėjam, kurių šiemet turėjom be galo daug ir vien jau projektai, kultūros rėmimo fondas, Ignalinos atominės elektrinės regionas irgi skyrė pinigėlių, žinoma, savivaldybė ir visa begalė mūsų nuolatinių rėmėjų, kurie, nežinau, kaip mūsų Bildučiai, toks kaip tuk ir jie jau žino, kad plačiai reikia atverti piniginės, nors tikrai sunkmetis, bet kol kas dar nei vienas neatsisakė. Kiek gali, visi padeda. Tad iki greito susitikimo lapkričio 27-ąją Kaimynų teatrų šventėje. Spalio 21 dieną nuo ankstaus ryto Ignalinos rajono gimnazijoje vyko netradicinė olimpinė diena. Rajono gimnazijoje jau vyko 2 olimpinės žaidynės su visais joms pridarančiais atributais bei garbingais svečiais. O kadangi praėjusiais metais gimnazija parengė projektą, pagal kurį olimpinis komitetas skyrė lėšų, šį kartą buvo nutarta surengti netradicinės olimpinės žaidynės, kurių metu visi mokiniai turėjo ką veikti. Į olimpinės dienos programą buvo įtraukti beveik visi dėstomi dalykai. Reikėjo spręsti kryžiažodžius, kurti olimpinį himną, piešti emblemas bei plakatus. Sprendžiant kitas užduotis teko pasitelkti biologijos, matematikos, fizikos ir kitų dalykų žinias. Moksleiviai turėjo apskaičiuoti stadiono plotą, takelių ilgį. Vėliau visi susirinko į sporto salę, kur dienos darbo vaisius turėjo pristatyti mokyklos draugams bei vertinimo komisijai. O olimpinės dienos pabaigoje, kaip ir pridera, vyko sportinės varžybos. Tik šį kartą tai buvo linksmosios estafetės, kuriuose beje dalyvavo ir mokytojų komanda. Mes norėjom, kad šiuose mūsų netradicinėse olimpinėse žaidynėse dalyvautų ir daugiau tėvų. Bet žinot, tėvai žmonės užimti paprastai, šiuo metu dauguma dirba, tai pačią, gal ir tėvus, ir šiaip jau, kad būtų įdomiau, dalyvauja ir mokytojų komanda, kuriai sekasi visai neblogai. Šventės pabaigoje visi dalyviai buvo apdovanoti garbės raštais bei saldžiomis dovanomis. O galutinius rezultatus komisija pažadėjo paskelbti po rudens atostogų. Vasarą Ignalinos spaudoje buvo kviečiama dalyvauti žaidime Ignalinatorius. Tikriausiai daugeliui kilo klausimas, kas tai per atrakcija, tad dabar kiek plačiau apie tai. Aktyvaus poilsio ir šratasvydžio mėgėjus iš aplinkinių miestų rugpjūčio 22 į Ignaliną sukvietė uždarosios akcinės bendrovės Vormina kolektyvas. Prie miesto pakraštyje išnuomotų sandėlių nuo ryto rinkosi žaidimo dalyviai ir organizatoriai. Ignalinatorius tai šratasvydžio žaidimas ne tik susiskirstant į komandas, bet ir pasidalinant vaidmenimis. Veiksmas vyksta nesankcionuotos mokslinės organizacijos pavadintos korporacija teritorijoje.
Ši organizacija negaili lėšų ir samdo gabiausius pasaulio mokslininkus, kurie naudodami pažangiausias technologijas gali atlikti naujausius tyrimus ir kurti įvairius korporacijos užsakymus. Sklando tik tai legenda, kad kūriamas kažkoks baisus robotas. Automatiškai mes, tiksliau vyriausybinės pajėgos, jeigu jie aptiks, bandys neutralizuoti. Niekas nežino, kaip tą padaryti. Tiksliau, niekas nežino iš mūsų personalo. Bandysim įsiaiškinti eigoje. Be abejo, korporacijai tikimasi, kad stengsis ginti, vienas dalykas neleisti pakliūti į vidų, bet to gins savo kūrinį. O tas kūrinys tai robotas Ignalinatorius. Jis sukurtas siekiant užtikrinti korporacijos saugumą. Gyvybiškai svarbus kiborgo taškai yra apsaugoti šarvo plokštėmis, todėl jis itin sunkiai pažeidžiamas. Ignalinatoriumi žaidimo rengėjai sako robotą pavadinę, nes labai myli savo kraštą ir nenorėjo vadinti jo Terminatoriumi ar kokiu kitu užsienietišku žodžiu. Pagrindinis žaidimo tikslas ir yra sunaikinti šį robotą. Tačiau niekas nežino, kaip tai padaryti. Taigi, vienoje barikadų pusėje korporacijos mokslininkai atliekantis įvairiausius bandymus, kuriuos pamatyti ir apie juos sužinoti siūloma tik stipresnių nervų žmonėms. Kitoje pusėje vyriausybinės pajėgos. Jų žaidimo metu būna daugiau, bet užduotis tikrai nelengva. Jeigu korporacija atsisako bendradarbiauti, o pagal scenarijų jie ne tik atsisako, bet ir smarkiai priešinasi, vyriausybinėms pajėgoms tenka užimti bazę ir neutralizuoti galimą pasipriešinimą. Vien patekti į bazę neužtenka. Reikia žinoti, kaip atidaryti saugumo zonos duris ir kaip sunaikinti Ignalinatorių. O tai galima sužinoti tik iš nelaisvėn paimtų mokslininkų arba rasti atsakymą dokumentuose. Žinoma, jei mokslininkai nesuspės jų sunaikinti. Žaidimas trunka, kol sunaikins Ignalinatorių ir išvalys tą pastatą, sąlyginai išvalys. Tai yra nuo priešininkų. Tai gali būti kažkur nuo 2 valandų iki gali niekada ir nelaimėti, sakysim, tada jau ribosim laiką iki, sakysim, kokias 6 valandas, 7 žaisim, tiesiog žmonės nuo kojų nusivarys ir viskas. Kiek žmonių gali žaisti šitą žaidimą? Labai įvairiai. Šiaip vien pastato gynybai galima pajungti kokių 40 žmonių. Automatiškai puolančių turėtų būti kažkur 60 ir daugiau. Realiai, nuo 10 žmonių būtų kažką realu, bet labai jau tas robotas galingas. Dažniausiai iš ratasvydžio žaidimus atvyksta šio žaidimo mėgėjai ar net profesionalai. Jie paprastai turi visą reikalingą įrangą. Ir kostiumus, ir ginklų, ir net dūmų uždangoms reikalingus sprogmenų. Tačiau jei nori prie žaidimo prisijungti naujokas, neturintis visos įrangos, nebėda. Ja bus pasiūlyta išsinuomoti. Pasak organizatorių, žaidimas, kuriame dalyvauja išmanantys ratasvydį žmonės, kur kas įdomesnis, nes jie sugeba įsijausti ir sukurti tikrovišką atmosferą. Nors žaidimas iš pirmo žvilgsnio atrodo labai vyriškas, jį gali žaisti visi. Šį kartą buvo atvykusios net kelios dailiosios lyties atstovės. Draugas vieną kartą pasiūlė pabandyti, pabandžiau ir užsikabinau. Ir dabar žaidžiat kažkokiam klube, dažnai žaidžiat? Beveik praktiškai kiekvieną kartą. Dienos klube, Resistance. O kas yra įdomiausia šitam žaidimui? Įdomiausia, tai gal kai laukia ir palymė tas adrenalinas. Vis tiek toks jaudulys yra. Viskas įdomu. Na, o jei jūs sudomino Ignalinatoriaus idėją ir nespėjote sudalyvauti, nesijaudinkite. Organizatoriai žada ir toliau kviesti norinčius aktyviai pailsėti ir smagiai praleisti laiką. Tas reiškia, stengsimės daryti kasmetinį, jau tą didįjį žaidimą skelbsim Lietuvos mastais, o tokį jau vietinės reikšmės žaidimą, aišku, galima daryti dažniau tiesiog pagal norus, netgi susitarus, manau, leistumėm pačiam pabūti Ignalinatoriui. Kiekvienam žaidžiančiam ratasvydį reikia žinoti, jog svarbiausia šio žaidimo metu yra saugoti akis, todėl būtina dėvėti akinius. Kitų sužeidimų rizika yra labai maža. Net šratukui pataikius į veidą, kraujosrūvų ar mėlynių pasitaiko labai retai. O dabar siūlome prisiminti rudens pradžią, kai galėjome smagiai leisti laiką grybaudami. Trumpam grįžkime į ankstyvą rudenį.
Pirmas rugsėjo savaitgalis buvo gausus randamų grybų rekordais. Grybautojai pasakojo radę po kelias dešimtis ar kelis šimtus baravykų ir raudonikių. Tačiau grybauti pasirodo galima ne tik miškuose. Ignalinietis Stanislavas Mateika grybų prisirinktų neišeidamas iš kiemo. Raudonviršiai ir kazlėkai jau ne pirmus metus gausiai dygo tiesiog po namo langais. Vienoje vietoje daugiau nei 100 raudonviršių nuo kelių milimetrų iki 12 ir daugiau centimetrų dydžio atrodė išties įspūdingai ir masinančiai. Pirmiausia, pasodinau drebulę, paskiau pušį ir paskiau leidau užaugti samanai. Ir viskas, ir toliau. Stratifikavimas šitas grybų tai. Turbūt, kad padėjo šitas dalykas, nes po mano stratifikavimo iškart 128. O iš pradžių buvo 20, tada 60, tai čia. O po to aš pabandžiau aš esu miškininkas, tai stratifikavimas tai yra kankorėžių, pavyzdžiui, eglės, pušies ten, reiškia, sėklos išgavimas, tai aš pabandžiau su grybais tai padaryti. Ir pavyko. Gal ir pavyko. Ignalinos rajono medžiotojų žvejų draugijos medžioklės žinovas žuvininkas Stanislavas Mateika sakė, mieliau grybaujas miškuose ir iš ten parsineša įvairiausių grybų. O čia pat po namo langais sudygusiais grybais grožisi, kitiems pasigiria ir leidžia čia jiems sunykti, kad pasisėtų sporos ir grybų kasmet daugėtų. Ar nebuvo per šitos metus pasikėsinimų jūsų grybus? Nieks, kultūringa tauta, visi eina žiūri, bet atvažiuoja moterys su vaikais, tik tai va, kai pradeda ten čiupinėti, reiškia, šitos grybus jau nustoja augti, reiškia. O vadinasi, yra teisybė, kad pasižiūrėjus ir pamačius grybą, tikėtis jį užaugant neverta? Vat žiūri, jau čia, kiek čia praėjo liaudės, reiškia, ir va prašau, auga ir tolyn auga, bet jeigu jau su pirštais bando, reiškia, juos glostyti ir taip toliau, va tada jau jie nustoja augti, reiškia. Grybai pasirinko atitinkamas medžių kaiminystės. Raudonviršiai auga po drebulę, kazlėkai dygsta šalia eglės ir pušaitės, juk ne veltui dar pušagrybiais vadinami. Piengrybiai pukuotės, dar pukonėmis vadinamos, pasirinko Beržo draugija. Beje, kazlėkai ir pukonės pradėjo augti savaime, Stanislavas jų nebandė įveisti. Gerai čia auga ne tik grybai, kasmet dera Stanislavą sodinti, skiepyti ir auginti vaismedžiai. Labą dieną. Informacija iš policijos komisariato. Spalio 18 dieną gautas 30-mečio visaginiečio pranešimas, kad jam būnant Rimšės kaime, pas jį namus atėjo fermos kaimo gyventojas ir atsinešė šautuvą, kurį rado Rimšės kaime, krūmuose netoli Alksno ežero. Šautuvas yra vienvamzdis, nupjauta vamzdis, savadarbis, ant jo neryškiai matomas numeris. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisto disponavimo šaunamaisiais ginklais. Spalio 19 dieną gautas pranešimas, kad Kazytiškio kaime suveikė akcinį bendrovį Imeda priklausančios parduotuvės signalizaciją. Nuvykus patikrinti gauto pranešimo buvo nustatyta, kad išlaužus 2 duris įsibrauta į minėtą parduotuvę ir iš prekybinės salės bei sandėliavimo patalpų pavogtos įvairių rūšių cigaretės. Padaryta turtinė žala nustatinėjama, turtas buvo draustas, signalizacija įrengta ir įjungta. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės. Spalio 21 dieną Ignalinos rajone kelyje Molėtai Kaltanėnai Ignalina 48 km prie Šakarvos kaimo Ignalinos miesto gyventojas, būdamas blaivus, vairavo automobilį Peugeot. Lenkdamas kitą automobilį išvažiavo į priešingą eismo juostą ir susidūrė su priešpriešai atvažiuojančiu automobiliu Mercedes-Benz, kurį vairavo blaivus Elektrėnų savivaldybės gyventojas. Dėl patirtų sužalojimo abu automobilių vairuotojai buvo pristatyti į Ignalinos ligoninės priėmimo skyrių ir po apžiūros išleisti gydytis ambulatoriškai. Įvykio metu apgadinti abu automobiliai. Spalio 24 dieną gautas ignaliniečio pranešimas, kad prie jo tėvų namų gyvenančių Vėlionių kaime atvažiavo automobilis, iš kurio išlipo ir vaikšto aplink namus įtartini asmenys. Nuvykus paaiškėjo, kad minėti asmenys bandė iš traktoriaus pavogti dyzeliną. Tačiau pastebėję, kad yra stebimi, pasišalino. Apie 22 valandą šalia minėto kaimo buvo sustabdytas automobilis Ford Escort, kurį vairavo 19-metis Kalvasalio kaimo gyventojas. Automobilyje kartu važiavo 3 Ignalinos rajono gyventojai, vienas iš jų nepilnametis. Asmenys buvo pristatyti į policijos komisariatą, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės. Spalio 26 dieną 3 valandą gautos apsaugos tarnybos GFOS pranešimas, kad Ignalinoje Laisvės gatvėje suveikė UAB Lietuvos spauda kiosko signalizacija. Nuvykus patikrinti gauto pranešimo nustatyta, kad išlaužus duris ir nupjovus durų grotų pakabinamą spyną įsibrauto į spaudos kiosko vidų.
iš kurio pavogtas metalinis seifas su įvairių rūšių cigaretėmis. Turtinė žala tikslinama, signalizacija buvo įjungta, turtas draustas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės. Spalio 26 dieną gautas pranešimas, kad dėl sutrikusios psichikos 36 metų Didžiasalio kaimo Birvėtos gatvės gyventojas kirviu apgadino Volkswagen Golf ir Volkswagen Passat automobilius ir įbėgęs į laiptinę daužo butų duris. Padaryta žala 2,5 tūkstančio litų. Gautas pareiškimas, asmuo su policijos palyda buvo nuvežtas į Naujos Vilnios psichiatrijos ligoninę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Ta pačią dieną gautas dar vienas Didžiasalio kaimo Birvėtos gatvės gyventojo pareiškimas, kad apie 1 valandą nakties anksčiau minėtas pilietis kirviu apgadino jam priklausančio buto duris. Žala 650 litų, taip pat pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Ir spalio 27 dieną gautas dar vienas Didžiasaliečio pranešimas, kad šių metų spalio 26 dieną Didžiasalyje Birvėtos gatvės 3 namo kieme aukščiau minėtas Didžiasalietis vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams, tai yra kapojo kirviu pareiškėjui priklausantį automobilį Volkswagen Golf ir jį apgadino. Tuo padarydamas nukentėjusiam 2000 litų turtinę žalą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Spalio 26 dieną gautas anoniminis pranešimas, kad Dvarykščiaus kaime iš fermų yra vagiamas metalas. Nuvykus minėtame kaime prie fermų buvo pastebėtas lengvasis automobilis Nissan Patrol. Su priekaboje buvo pakrautas juodojo metalo laužas apie 200 kg. Prie minėto automobilio buvo rasti 3 dūkštiečiai, iš jų 1 nepilnametis. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės. Spalio 26 dieną Didžiasalio kaime pas Karalyčios gatvės gyventojo namuose rastas ir paimtas daiktas panašus į aparatą naminiai degtiniai gaminti bei 35 litrai brogos. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisto namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų ir aparatų jiems gaminti gaminimo, laikinimo, gabenimo turint tikslą realizuoti. Spalio 27 dieną gautas pranešimas, kad kelyje Vilnių Švenčionys Zarasai ties Zablatiškės kaimo automobilis Volkswagen Golf partrenkė moterį. Nuvykę medikai konstatavo moters mirtį. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo. Tiek informacijos šiandien, likite sveiki. Ignalinos televizija draugė su Ignalinos kultūros ir sporto centru kuria filmą apie mūsų krašto istoriją. Kviečiame pasižiūrėti pirmąją ištrauką iš šio filmo. Ignalinos kraštas tarsi mažytė Lietuva. Yra čia ir vėjo supustytų žemyninių kopų, ir pavasario potviniais Nemuno deltą primenančių žemumų su savo lobose vingiuojančiomis upėmis, plačiomis jų santakų lankomis. Tūkstančiai įvairiausių kuprotų kalvagubrių, savaip juos susimetusių kalvų, tarp jų ūksmėtų daubų ir duburių su šimtais ežerų. Yra šiame krašte ir kuklios egzotikos. Taip apie Ignalinos rajoną rašė profesorius Česlovas Kudaba, mylėjęs šį kraštą ir visą gyvenimą rinkęs ir kaupęs po kruopelytę įvairias žinias. Įkūrus Aukštaitijos nacionalinį parką, apie rajono vakarinę dalį pradėta plačiai kalbėti. Žmonės sužinojo apie įdomiausias gamtos vietas ir archeologinius paminklus, o rytinė Ignalinos krašto dalis iki šiol yra mažiau žinoma, nors joje nemažai nuostabių gamtos kampelių ir ypač turtinga istorinė praeitis. Čia aptikta net akmens amžių siekiančių radinių. Spėjama, kad vakarinėje šitoj Ilgio ežero pakrantėje, prie ištekančio upelio, prie kurio mes čia stovime, buvo akmens amžiaus gyvenvietė, kurios radiniai aptikti buvo statant va šituos pastatus, kur dabar yra įsikūrusi sienos apsaugos tarnyba. Statybų metu tie radiniai dingo, saugomi nebuvo. Čia kaltas yra okupacinis laikotarpis. Čia daugelis tų rastų radinių, jie Lietuvoje neliko. Buvo išnešioti, pateko į privačias kolekcijas arba iš viso buvo sunaikinti. Ignalinos rajono teritorijoje užsimezgė rūgšniuotosios keramikos kultūros židinys. Iš jo išsivystė rytų Lietuvos pilkapių kultūra, kuri tęsėsi iki Lietuvos valstybingumo susidarymo.
Taigi galima sakyti, kad šitame krašte Ignalinos rajono rytinėje dalyje meldėsi Lietuvos valstybingumo daigai. Ypatinga šitas kraštas, kuo ypač archeologiniai paminklai, kad čionai pilys buvo statomos ne ant kalvų. Buvo ir ant kalvų, bet buvo statoma daug lyguminio aptvarinio pobūdžio pilių. Viena iš jų stovėjo kaip tik Ilgio ežere, prie kurio mes dabar stovime, esančiame Rudakampio pusiasalyje. Va čia mato šitas pusiasalis. Čia stovėjo aptvarinio pobūdžio pilis, kuri sugriauta buvo 13 amžiuje. Jos liekanas paslėpė laikas ir žmonių ūkinė veikla. Ir tik atsitiktinai tarpukariu buvo surasta jos liekanos. Tai Lenkų mokytojas atsitiktinai pastebėjo ir jam kas parodė, rado čia degėsius, reiškia pilies liekanas. Radinių dar buvo ir keramikos šūkių, kaulų ir kitų radinių, kurie liudija, kad čia stovėjo pilis lietuvių. Yra išlikę gynybinių griovių liekanos. Ir galbūt šita pilis buvo sujungta polinė gyvenvietė su šiauriniu krantu. Per šitą kraštą tiesėsi lietuvių genties didkelis, kurios čia šalikelėse kūrėsi gyvenvietės ir stovėjo signaliniai aptvariniai bokštai, kuriuos prižiūrėjo tuo metu pagoniški žyniai. Jie perduodavo signalus. Vat kaip tik toks liekana tokio bokšto yra, reiškia, vietovardis išlikęs Būdakalnis. Centriniai bokštai buvo Nevaišių aukštumoje, kur yra Strakšiškių ir Jakaviškių piliakalniai. Lyguminio aptvarinio pilies būta ir Gavio ežero pusiasalyje, kuriame paskutiniais metais buvo įrengtos gelžkeliečių vaikų stovyklos. Bet ten tos liekanos, tų pilių, buvo sunaikintos vykusių statybų metu. Ir spėjama, kad šita pilis, čia buvusi šita ir Gavio ežero buvę šitie įtvirtinimai, buvo Rytų Lietuvos kunigaikščio, žymiausio kunigaikščio, Daugeručio valdų centras, kurio domenas buvo senajam Daugeliškyje. Tiek Daugeručio, tiek kitų Lietuvos kunigaikščių valdymo metu pilys buvo statomos ne tik lygumose, bet ir ant piliakalnių. Jie gyvenimui ir gynybai naudoti nuo 2 tūkstantmečio prieš Kristų iki 1 tūkstantmečio po Kristaus vidurio. Iki mūsų dienų gražiai išsilaikė Mažulonių piliakalnis. Jis stipriai įtvirtintas su vidutinio dydžio aikštele. Tyrinėjant atrastas net 5 metrų kultūrinis sluoksnis, aptikta medinių pastatų liekanų, lipdytos brūkšniuotojų paviršiumi ir žiestos keramikos šukių, įvairių 11-13 amžiaus dirbinių bei žmonių palaikų. Charakteringa yra tas, kad prie rastų griaučių nebuvo jokių įkapių. Tai liudija, kad šita buvusi ant piliakalnio pilis buvo staigiai užpulta ir sunaikinta. Nes jeigu būtų palaidota, reiškia, į gentainių, tai būtų padėtos įkapės. Tai čia tas rodo, kad toks staigus užpuolimas buvo. Sokiškių piliakalnis dar vadinamas Juodžeminiu kalnu. Jis stūkso Dūkšto seniūnijoje ant Samanio ežero kranto. Piliakalnis gyvenimui ir gynybai naudotas nuo 2 tūkstantmečio prieš Kristų iki 4-5 amžiaus po Kristaus, priklauso brūkšniuotosios keramikos kultūrai ir laikomas vienu iš etaloninių Lietuvos ankstyvųjų piliakalnių. Ginučių piliakalnis supiltas ant didelės stačiašlaitės apaugusios medžiais kalvos.
Piliakalnio papėdėje yra gyvenvietės liekanų. Išliko kultūrinis sluoksnis, kuriame buvo rasta lipdytinės, brūkšniuotosios, grublėtosios ir žiestosios keramikos. Ginučių ir Gretimo Papiliakalnės piliakalnio atsiradimo laikas tapatinamas su 13–15 amžiaus Linkmenų pilies atsiradimu, kuri buvo centrinės Lietuvos gynybos sistemos dalis ir svarbus 14–15 amžiaus krašto apsaugos nuo Livonijos ordino punktas, saugoja seną prekybos kelią į Dauguvą. Ant Ginučių piliakalnio mėgo lankytis prezidentas Antanas Smetona. Šią savo 60-mečio progą 1934-aisiais jis pasodino ąžuoliuką. Greta medelio pasienio policininkai 37-aisiais pastatė atminimo akmenį. Deja, 56-aisiais sovietinė valdžia ąžuolą nukirto, o akmenį nurideno į Linkmeno ežerą. 89 metais Vilniaus žygeivių klubo narai akmenį surado ir užritino jį ant piliakalnio. Būdakalnis viena iš aukščiausių kalvų ne tik šiaurės rytų Lietuvoje, bet ir Aukštaitijoje. Savo aukščių jį nusileidžia tik Juozapiniai. Istorikas Gintautas Zabiela apie tokias kalvas rašo. Apie tokius piliakalnius žinome mažiausiai. Kadaise jie vadinti tiesiog žvalgakalniais. Tokių statinių niekas negindavo, jie įsikomponuodavo į stambesnės pilių apsaugos ir ryšio sistemas. Senovės laikus mena ne tik piliakalniai ir pilkapynai, nemažai mūsų krašte ir mitologinių sakralinių objektų. Vienas tokių istorinių paminklų ant akmenės aukų akmuo Vidiškių seniūnijoje. Tai 4 metrų pločio ir 6 metrų ilgio, iš kurių virš žemės iškilę beveik 3 metrai aukuras. Pasak padavimų, ant akmens nuo seno buvo deginamos aukos. Net iki šio amžiaus vidurio žmonės į akmens daubą dėdavo maisto, linų, pinigų. Maldininkai akmenį lankydavo 10 penktadienį po Velykų. Kitas sakralinis objektas – Čelniukų akmuo Tverečiaus seniūnijoje Ažubalio miške. Manoma, kad jis minimas Kukutėlių kaimo ir Erzveto dvaro 1622 dovanojimo Tverečiaus vienuolynui dokumente. Pilkai rausvo granito, netaisyklingos formos kiek plokščių paviršiumi, kurio viduje yra įdubimas panašus į žmogaus pėdos atspaudą, dar vadinamas velnio pėda. Pasakojama, kad velnės šokęs iš eglės ir akmenyje palikęs pėdsaką. Ladakalnis 176 metrus virš jūros lygio iškilęs kalnas, kuris lyg pašiaušta drakono ketera nutįsta į abi puses, kiek tik užmato akys. Manoma, kad ant šio kalno buvo aukojamos aukos baltų gyvybės deivei Ladai, didžiajai motinai viso pasaulio gimdytojai. Nuo šio kalno atsiveria nuostabi panorama. Giedrą vasaros dieną čia matosi net 6 ežerai. Ladakalnis paskelbtas geomorfologiniu gamtos paminklu. Trainiškio kaimelyje įsikūrusiame ant Baluošo ežero kranto jau apie 800 metų skaičiuoja kaimo vardu pavadintas Trainiškio ąžuolas. Jo kamieno apimtis kiek daugiau nei 6, o aukštis 23 metrai. Šis ąžuolas mena pagonybės laikus, kai Lietuvoje ošė ištiso šventų ąžuolų giraitės. Buvęs paprotys prieš uždarant gyvulių žiemai organizuoti žvėrūno šventę, o šventės pabaigoje sodinti ąžuolą. Vietovė seniau vadinta Treniotiške pagal Lietuvos kunigaikščio Treniotos vardą. Ignalinos kraštas senovės didžiųjų kelių sankryža. Joje kirtosi lietuvių genties didkelis su Peterburgo-Varšuvos trakto atšakomis. Viena svarbiausių gyvenviečių tuo metu buvo įsikūrusi dabartinio senojo Daugeliškio teritorijoje. Senas Daugeliškis, užmiršto šlovės miestas. Viena iš seniausių rajono gyvenviečių, turinti didingą, garbingą istorinę praeitį, kurį mena galbūt pirmuosius mūsų valstybės kūrimosi etapus. Minimas plačiai
istorinėje, kraštotyrinėje literatūroje. 1511 metais buvo pastatyta bažnyčia čionai, buvo labai turtinga biblioteka senam Daugelišky, ir visos kitos įstaigos, kurios privalėjo būti mieste, toks miestas. Kunigaikštis Daugerutis turėjo didelę lyguminio aptvarinio pobūdžio pilį, kuri buvo pastatyta Virekšos ežero pakrantėje, apsupta gynybinių griovių. Teigiama, kad kunigaikštis Daugerutis, norėdamas prijungti Latgalą, dabartinės Latvijos teritoriją, prie kuriamos Lietuvos valstybės, užmezgė glaudžius ryšius su Latgaloje įsikūrusią Jersikos kunigaikštystę. Deja, jam nepavyko įvykdyti visų sumanymų, jisai žuvo 1213 metais, vykdamas iš Rusinų, pateko į kalavijuočių pasalą Latgaloje, buvo nugabentas į Cecio pilį, kurioje jisai ir žuvo. Šį kartą tiek. Kitose mūsų laidose papasakosime apie gražiausius mūsų krašto dvarus, seniausias ir gražiausias bažnyčias, karo ir pokario metus, taip pat išvysite senų mūsų miesto ir rajono vaizdų. Nors rytoj prasideda paskutinysis ir šalčiausias rudens mėnuo, mes norime jums priminti įdomiausias, šiltos ir smagios prabėgusios vasaros švenčių akimirkas. Liepos 3 valstybės dienos proga Ignalinos Laisvės aikštėje surengtoje šventėje pagerbtas karaliaus Mindaugo atminimas. Renginio metu ignaliniečiams buvo padovanotas spalvingas koncertas. Visus susirinkusius pasveikino rajono mero pavaduotojas Henrikas Šiaudinis, priminęs svarbius istorijos faktus ir kvietęs didžiuotis garbingą mūsų valstybės praeitimi. Koncerto pradžioje šokėjai ąžuolų vainikų scenoje papuošė Lietuvos valstybės ribas, o šalies valstybingumas pašlovintas 3 patrankos salvėmis. Pirmoji salvė skirta didžiai Lietuvos istoriniai praeičiai ir suvienytos valstybės pirmajam vadovui. Antroji salvė aidėjo visų laikų Lietuvos sūnų ir dukterų, kritusių už laisvę ir nepriklausomybę atminimui. Trečioji jau 20 metų atkurtos nepriklausomos Lietuvos ir jo žmonių garbei. Šio įspūdingo šventės akcento atlikėjai Anykščių Stepono Dariaus ir Stasio Girėno pirmosios kuopos šauliai, vadovaujami Vytauto Pratapo. Lietuvos valstybės dienos proga Ignalinoje viešėjo Latvijos Daugpilio miesto orkestras Daugava. Muzikantai atliko latvių liaudies melodijas, Latvijos bei populiarių pasaulio kompozitorių kūrinius.
pasirodė Ignalinos muzikos mokyklos kapela Almaje vadovaujama Benedikto Jasilionio. Šoko Ignalinos kultūros ir sporto centro bei Ignalinos rajono gimnazijos tautinių šokių kolektyvai Gaja ir Jorutis vadovaujami Elenos Kripkauskinės. Nuostabia kompozitoriaus Giedriaus Kuprevičiaus daina Kregždutės koncertą pradėjo ir jį vainikavo žinoma ir mylima Lietuvos dainininkė Vaida Genytė. Laisvės aikštėje skambėjo jos atliekamos populiarios operų ir miuziklų ištraukos. Vasarą, kas savaitę Laisvės aikštėje vyko įvairūs koncertai, kuriuos vainikavo vasaros pabaigos šventė miesto parko estradoje. Tardami sudie nesibaigiančioms maudynėms ežeruose, nerūpestingai kvepiantiems paplūdimiams, žemuogėmis ir mėlynėmis kvepiantiems miškams bei kitiems vasaros malonumams, šventės organizatoriai nutarė užkonservuoti geros nuotaikos visai žiemai. Sveikinimų ir palinkėjimų džemą gamino iš rajono mero Bronio Ropės bei Ignalinos kraštiečių klubo steigėjų vardu kalbėjusios Renės Jakubėnaitės sveikinimų. Garbingų svečių žodžius palydėjo jaunųjų ignaliniečių, ką tik rajono gimnaziją baigusių Indrės Valėnaitės bei Eimanto Pakalkos mintys. Vėliau prasidėjo linksmybės. Žiūrovai dainavo ir šoko su legendinė grupė Vairas, šėlo su populiariu atlikėjų ir prodiuseriu Linu Adomaičiu bei žaviomis unikalaus elektrinių styginių kvarteto String Play merginomis. Susirinkusiems nuotaiką skaidrino ir dovanas į kairę bei dešinę dalino radio stoties ZIP FM laidų vedėjai Jonas ir Rolandas. Pasislėpus saulei, visi susirinkę į dangų paleido daugiau nei 100 mažytę saulę simbolizuojančių šviečiančių žibintų. Nuo šventės kulminacija buvo ilgai jaunimo lauktas grupės GNG sindikatas pasirodymas bei šventinė diskoteka. Pasak šventės vedėjų, geros vasariškos nuotaikos užteko visam 100 stiklainių, todėl net pačią gūdžiausią žiemos dieną namai turėtų prisipildyti vasariško kvapo bei nuotaikos vos prisiminus prabėgusios tiesiog tropinės karštosios vasaros dienas. Šioje laidoje tiek. Iki pasimatymo kitą sekmadienį geros ateinančios savaitės.